Tėvų klaidos, kurioms reiktų pasakyti stop. Tai per aklas pasitikėjimas specialistais. Vat nueina pas vieną, prisigaudo specialistų visokiausių, pavadinkim, teorijų, filosofijų ir visiškai pamiršta vaiką ir jo asmenybę, jo individualumus. Tai neprisigaudykit aklai ir nepasitikėkit. Kitas yra projekcija į vaiką. Tai yra nepatenkinti įvairūs lūkesčiai, kažkokie tai norai ir mes juos bandom vaiko sąskaitą tai pasitenkinti, tai prisipildyti to. Tai tarkime, aš buvau nevykusi gimnastė, tai aš jau už vaiką padarysiu gimnastą. Aš blogai mokinausi ir dėl to gailiuosi, tai dabar jau priversiu vaiką mokintis labai gerai ir būti wunderkindu. Kitas yra vaiko nepaleidimas. Tai yra labai dažnas atvejis mamoms, kurios augino sūnus, įsikimba į tuos savo sūnus ir jų nepaleidžia labai ilgai ir taip jau mes gauname 40 metį, kuris vis dar po mamos sijonų tupi. Tai išmokti paleisti vaiką. Tai yra labai svarbu jo savarankiškumui.